Šiandien noriu papasakoti apie vieną būtiną, bet probleminę gimpų vietą, tai yra šešėlį. Kam reikalinga šešėlis? Kai perkelėt, iškerpat objektą, jūs aišku, jei norit kažkur tai perkelti. Perkeltas objektas turi turėti šešėlį. Maža to, jeigu ten yra kitų objektų, jis turi turėti tokius pat šešėlius kaip ir kiti objektai. Priešingų atveju jisai bus pamestas vampyro, tai yra nemenanti šešėlį. Gimpe šešėliai yra filtruose. Šviesa ir šešėliai. Mesti šešėlį. Jeigu norėsite, galėsite pasižiūrėti, bet jie ant tiek prastai veikia, kad aš jų gal net nerodysiu. Todėl iš karto pereinam prie to, kaip pasidaryti savo šešėlį. Laikykim, kad objektą iš fono jūs jau išsikirpote. Tas tikrai nėra sudėtinga, ir radote kitose pamokos ir sudėtingų paprastų objektų, šiandien aš apie tai nesigilinsiu. Skaitykim, kad objektą mes jau iškirpom. Dabar šešėlį padarysime labai paprastai. Kadangi objektas jau iškirptas, pasižymim objektą, šiuo atveju aš pažymėjau foną, nes jis vienos spalvos. Žymėti invertuotą. Dabar aš pažymėjau tušinuką, susikūriau naują sluoksnį. Pažymėjimas vis tiek lieka. Ir nusipaišau šešėlį. Taigi, pažymėjime, paišau šešėlį. Ctrl A, atšaukiu pažymėjimą, padedu šešėlį ten, kur jam ir vieta, tai yra po apačią. Sluoksnis. Taip, mesim šešėlį, kur čia mums tą šešėlį dabar mesti, numeskime jį žemiau. Va. Metėm šešėlį. Dabar ką? Tas šešėlis, aišku, čia truputėlį per tamsus vienas dalykas, antras būtų gerai sluoksnis, kad jisai gulėtų ant kažko. Tai susikurkim. Baltą sluoksnį, gerai. Padėkim ten, kur jam ir vieta, tai yra po šešėlių. Na va, tušinukas guli ant popieriaus, sakykim. Taip. Dabar ta šešėlis, kadangi yra sluoksnis, beje filtras jį taip pat sukurtų kaip sluoksnį, jį galima valdyti. Tai yra padarom jį netokį ryškų, atsiprašau, net tas sluoksnį už tą pasiėmiau. Tai yra padaryti jį netokį ryškų. Pasižymim sluoksnį šešėlį, susimažinam jo per matomumą. Antras dalykas, jis per ryškus. Suliejimas, sakykim, Gauso. Taip. Suliejam. Gerai. Prašom. Turim šešėlį. Na va. Dabar tušinukas guli ant kažko, tai jau nekaba ore. Tokiu būdu jūs galite sukurti bet kokį šešėlį, bet kokios spalvos, bet kokio tankumo, didumo, intensyvumo ir taip toliau. Čia jau šito aš jums neaiškinsiu. Yra krūvo įrankių ir jūs galite jį kaip norite vartyti. Principė galiu aš kažką ir parodyti. Kadangi jis yra sluoksnis, galite jį vartyti. Galite jį tampyti. Ir kitokius dalykus su juo daryti. Tai va. Šiai dienai tiek apie šešėlio valdymą gimpe. Tai va. Dėkui už dėmesį.